Nauja diena. Mes dviese kaime vėl su Monika, vaikai su močiute pas mus bute. Tai einam darbuotis, darysim kambarį antrąjį. Ir oras puikus, visiškas pavasaris, jau nors dar vasario galas. Atrodo dar kažkaip tai daugiau žiemos būdavo. Bet dabar jau ir laukia visur labai malonu būti, kai nelyja. Koks šiandien planas mūsų, Monika? Pabaigti namus įrengti. Palaikyk čia pirštą. Ką, nebaigsim per šiandien? Aišku, baigsim. Vieną kambarį turim, liko tik tai 2 kambariai, virtuvė ir vonia. Taigi čia jo. Ir 2 hektarai. Nu, aš apie namą dabar kalbėjau, ne apie lauką. Čia va saugos priemonės paruoštos statybininkų. Juozapas pasirūpino. Juozapo čia kolekcija, o šalia geltonas perfas, viskas dera. Pas mus viskas suderinta yra. Einam dirbti. Labai geras šalas. Saugus labai. Oi, koks bėga. Kakaliuks rudas. Aha. Laikytum, nupjautum. Tai čia nulaužys. Laikytum. O koks radinys geras už radiatorius. Protezus radai? Jo. Aha, protezus šitas. Paleis jau? Jo, paleis. Reikia man mokytis statybos mokslus. Radinys už radiatoriaus. Dančiukai. Nebijok, plytos nemesiu. Vienas langas išgriautas. Reiks apsivalyti. Vaizdelis iš lauko. Dar šiandien šitą išgriausim. Tik nežinau, ar turiu mūrimo mišinio. Reiks pasižiūrėti, kažkas yra. Jeigu ką, tai reiks važiuoti. Nes šiandien būtinai reik plyčikės iš tenais, iš apačios pamūryti vieną juostą, kad langas įsistatytų geram aukštyje. Tai. Reikės mūro. Labai džiaugiuosi, kad gražėja vaizdelis po truputį. Po truputį. Bus gražu. Kaip faina, kai langai žemiai. Įsivaizduoju, kaip čia vaikai galės gaudynę žaisti. O žinai, koks yra minusas šitų langų? Na?
Laikas labai lengvai atsidaro. Tai gerai, tai ką, neiškrisgi čia. Nu, tu pasai iškris, bet tai kiek čia krist metrą. O iš antro aukšto? Galima, manau, Biškai daugiau metrų. Anikė, kad atsidaro, tai taip. Anikė atsidaro ir paprastą langą. Bet kažkaip netidarinė paprasto, čia jiems yra atrakcija, nes tie užkabinimukai. Čia jiems atrakcija yra dėl to, kad apskritai kaimas jiems yra atrakcija. Geras gyvenimas, gyveni atrakcionų parke. Visą laiką. Eiktų koks oras gerulis. Iš tikrųjų, reikia dabar varyt, išsiplaut langus. Aš tada, irgi laukia būsiu, susipjausiu plytas. O tai tau nereikės laukti, kol čia viskas sustings, kad galėtum įdėti? Gal ir reikės. Aš anuos tai pradžioj sudėjau langą. Ai, atsinu, paskui kišau plytą, bet... Nebuvo sunku? Šiaip ne. Tai dar priklausys nuo to, ar turiu mūrimo mišinį. Turėčiau turėti iš tikrųjų. Bet jeigu neturėsiu, tai tiesiog darysiu kaip ir anuos. Ten vienoj pusėje yra kažkoks... Kas? Nuokrypis, anam kampė, ne? Nu toks. Ne, tai kad pamatas... Ne, pamato nuokrypis namo. Pamatas tai gal ir tiesiai. Kažkas ten ar įskylė, nebeatsimenu. Ai, tai kad įskylė, tai dzin. Liuks. Ką? Pažiūrėk, šaknelė. Aha. Visai neblogai atrodo, ne? Žiauriai gerai atrodo. Ko nenurudavo. Jau ruduoja darys iš karto. Aha.
Viskas. Toliau bus nuo vaizdo. Tai matytų kokie dažytai, kaip mes čia dirbam, tai nu. Tai dėl to jau nereikia čia. Ką man dabar laikyti, ką nors? Nutepliojau langus Monikos. Išplautos. Na va. Panašu, kad dar vienas kambariukas su langais bus. Op. Op. Štai taip atrodo langiukai. Buvo biški reikalų suvienodinti juos, nes šičia turėtų būti palangės abidvi, susijungti su tokia lentyna, kur bus daiktai susidėti po apačią, iš šonų lentynos, tai žodžiu, čia turėjo būti būtinai vienas lygis, o mano lazeris grybą pjauna. Čia dar Monika šiek tiek uždažė šitą, nes jis toks baisus, bėgantis, kažkada mes griausim tas plytas iš čia, kurios yra subėgusios, duris nudažė, langus nuplovė. Tai rytoj reikia nutinkuoti aplink langus, išvedžioti elektrą, dar reikia pagalvoti, kaip ką daryti, nes čia šiek tiek bus dar pragriovimų. Gal čia daryti. Žodžiu, šiandien baigiu ir sakau iki.